Oi, nutiko, nežinau, kas čia nutiko, reikia klaus žaidėjų iš tikrųjų. Kas čia jiem nutiko. Visi, viskas kaip ir fizinė kondicija, kaip ir prieš varžybas, viskas buvo, liktai viskas tvarkoj, nežinau. Čia gal Sauliaus subirėjimas tai viskas duoda, bet negali tai būti, kad vienas žaidėjas iškrenta, prieš tai Kirno nebuvo, viskas buvo liktai kaip ir normaliai lošimo. Čia, nežinau, kažkaip tai. Gal tos, nežinau, tos kelios varžybos, tokios įtemptos, gal psichologiškai vyrai, kažkokia, nežinau, kažkokia katastrofa čia. Trenio, gal taip paprasčiausiai viena iš tų dienų, kai niekas nesisekė? Gal, bet nesinorėtų, kad būtų tokios dienos, iš tikrųjų. Būtent prieš mūsų lentelės, turnyrinės lentelės kaimynus, tai, nežinau, išeiti ir dantim, išgriaužti reikia. Bet, šiaip nežinau, nesimatė to tokio, pati pradžia buvo paleista ir viskas. Nesimatė pačio užsidegimo žaidėjų. Nereikės ten, nežinau, ten muštrok, nemuštravęs, bet manau, kad supras viską. Antram kėliny ten lyg ir pradėjo gautis, jau viskas po truputėlį atsigavinėjo, lyg atrodė, kad tuoj ir viskas bus gerai. 10 taškų, vėl kažkas tai, ne? Nežiūrėjau iš tikrųjų protokolą, bet pataikymas tai manau, kad baisus yra. Baisiau būti negali. Iš vis nieko nepataikė. Nei baudų, nei dvitaškių, nei tritaškių, nei tų kamuolių atsikovojom. Nežinau, ir klaidos tokios, baisu, nežinau net ką sakyti iš tikrųjų. Trenio, kaip užmiršti tokias rungtynės per 2 dienas? Tai va čia ir pasimatys vyrų charakteris. Čia ir pasimatys. Jeigu pasistengs užmiršti, aš tikiuosi, kad turi užmiršti. Nes jeigu neužmiršti, tai tada, nežinau, tai nekrepšininkai reiškia, reikia turėti charakterį vis tiek. Jie jaučia darbas, jų gyvenimas. Kaip ir mūsų, kaip ir mano tas pats. Nėra čia ko žiūrėti, kas buvo, reikia eiti tolyn ir viskas, tai čia kitaip nieko nebus. Jeigu čia atsigrėžinėsi atgal ir žiūrėsi, kas čia buvo, tai padaryti reikia tam tikras išvadas. Ir viskas. Gal čia tos rungtynės su Tonybet komanda, kur irgi beveik laimėjo, bet beveik nesiskaito, paveikė psichologiškai. Aš kažkaip kaip ir sakiau, gal, bet žinot, nemanau, kad iš tikrųjų, kad taip gali būti. Tas psichologija. Sakau, nesimatė nuo pat pirmų minučių kažko vyram, kažko stygo, nežinau. Treneriui jau netrodo, kad čia tendencija gaunasi, kai su Tonybet ar su kitom stipriom komandom kovoja Juventus, o tarkim, su Barons pralaimi beviltiškai Šiauliam. Net sakau, kad jie silpnos komandos, bet sąlyginai. Gal tas nusiteikimas, bet sakau, aš nenorėčiau būti tokio, kaip sakyti, tokio žmogum, kad sakyti tenais, kad nenusiteikia, kad ten nevertino varžovo ar ką. Varžovas kiekvienas patys žinom, kad LKL šiuo metu kiekvienas varžovas yra rimtas. Bet ką, imki ir ten, kad ir tas BBL-as, šiandien nuvažiavus į išvyką, tai visi yra rimti varžovai. Visur krepšinį moka žaisti ir dabar nėra tokių, kaip buvo. Kaip jūs vertinate treneris ir galių elgesį, kai nustoja palaikyti komandą trečio kėlinio viduryje arba žiūrovų, kurie nušvilpia rungtynių? Nežinau, čia tokie, man tokios replikos iš tikrųjų iš tribūnų, tai čia nepatinka. Ir aš nežinau, tai čia skaitau sirgaliai. Ten, kad ten leisti reikia tą žmogų. Yra treneriai viskas sprendžia, o ne sirgaliai. Jeigu sirgalius čia pradės reikot kažką klikot, tai nežinau. Tai sirgalius turi būti, ištikimi sirgaliai yra tokie, kad kaip bebūtų, kas bebūtų, jie turi būti su komanda, o ne atsistoti nušvilpinėti. Aš suprasčiau, jeigu čia pas mus kiekvienos varžybos būtų, kur yra taškas į tašką, atsistotų visi išlydėtų plojimais ir ten rėktų ačiū. Čia va suprantu. O dabar vienas varžybas taip sulošėm katastrofiškai ir čia nušvilpti, čia Gerai, treneri, viskas.